kamera in. Filmuoja, šiaip filmuoja. Ok, labas rytas internetai. Paėdo, kur mes važiuosim. Ogi važiuosim, patobulinsim, atnaujinsim įgūdžius. Aukštadvaryje pasitobulinsim. 7:15. Šiek tiek norėjau savo daugiau laiko, bet 8:21 būsim, dar kavos spėsiu sustot. Dar man reikės kuro. Senokai jau buvau iššokęs, o rytas jau brėkšta. Tai vis pamiršdavau, kol viskas susidėjo. Taip, kad čia turim, nieko neturim. Visi miega. Oras tai nuostabus. Kaip tik pasivažinėjom tiesiog pasaką. Gerai. Keep on rocking! Formuota. Judam iki Aukštadvario 43 minutės, kažkaip įdomiai, 37 minutės, 34 kilometrų, nu jo, matomai, laukia dar nepašilo, 17 rodo, bet žada 20, vos ne 7, tai nusimato šilta diena. O papa, buvo žirnis ir pupa. Bet ir judrokas, toks Vilnius, tai aišku, kas čia dabar. Nesuprantu šitų dalykų. Paspirtukų su sėdynė ir gatvėje. Gal dar nesibrendau, nuo žodžio. Gerai. Laikom kryptį tiesiai į Aukštadvarį. Kuro vaką prisipyliau pilną, 3:30 rodo. Jeigu pastebėjot, jau mirksėjo. O gal ir nepastebėjot. Tai 15 su biškučiu įpyliau. 5 litrai drąsiai. 100. Nu toks vidurkis 100, bet ant kiek drąsiai, tai čia kitas klausimas. Atleidžiame gazą, žiūrėkite, opa, ir reguliuojasi. Matėt? Dar kartelį. Jeigu atleidi gazą, gali reguliuoti tracking kontrolą. Taip pat greičio padavimą. Pas ABS dar neįsiaiškinau. Nenori reguliuotis.
Va tai va. Gali ir važiuodamas pagrindinės funkcijas nusistatyti. Kruizas. Opa, set. Relax. Bet saulė iš galo, tai duoda veidrodėlius, eina savo. Pakrito iki 16 laipsnių. O kuro sąnaudos, o matot, 104. 5 padarom. 5,2. 4,8. 100 km, jeigu tai va važiuot. Nu, štai aukštadvaris. Pakrito net iki 17 laipsnio, taip jaučiasi biškutį. Palauksim tos žadėtos šilumos. O štai ir ta vieta jau matosi, kur šiandien vingiuosim. Sveiki. Labas, Vaidotas. Sveiki. Sveiki. Vaidotas. Laba. Sveikas. Yra kajutos ir posūkės, lemba. Lengviau sakant, biškai šiktelėjau porą kartų. Abieno vingio pys per šitą. Per asfaltą. Statau į kitą vingį, nes padant to. Žiūk, žiūrė, kitą. Aš jaučiuosi normaliai, bet žiūrė, nu reiškia jaučia taip. Biškai daugiau reikia susikaupti. Nu, jo, čia nori. Nu, tai taip, aš antrą bėgiu paskui šėlas. Kažkur važiuoja. Antrą bėgiu, aš čia buvau trečiai šalį. Kitą plėlitumą nėra blogai ir gerai.
kokį šitos paliečiau, kažkaip. Vaiką taip nebuvo mėsą. Tiesiog guldžiau šitą. Ramiai, tada atstatau, nes jau kitas iš karto šitas jau greitai. Kitą pusę, vėl, plyš. Dabar jau tą posūkį tai jau visi matėt, jo? Ir matėt, ten yra tokia, kur aš rodžiau, dubutė, tokia yra. Aš gavau ten lanką irgi desnį. Tai viskas teisingai, aš apie tą dubutį, čia yra visiems špargalkė. Jūs turite tą pamatyti. Jo, turėjau gyvenime. Ar? Turėjau gyvenime. Žinot, ką daryti? Aš meldžiausi, o daugiau nieko. Kitas dalykas, kas šitą voblis. Duoti gazo, jeigu įmanoma. Jeigu ir krato, tai svarbiausia, galima ir duoti. Įmanoma. Bet žiūrint, kiek krato, aišku, man buvo voblingas toks, kad... Jeigu jūs važiuojate aršiai, jo, ir ant įsibėgėjimo pas jūs pradėjo voblinti, ant įsibėgėjimo. Ir dar daugiau tada gazos. Jo, tai voblina, pavyzdžiui, pas mane voblina visada. Visada, bet kurioj trasoj. Įdėtas demperis, bet baisiaus voblina. Voblina ir voblina. Nuocis pasikelia ant vieno rato. Išvažiuojant iš posūkio labai atsipalaiduoja priekis. Aš naudoju kontrvairavimą, guldęs. Ir gazą tą atlaužau normaliai. Ir jis pakilęs. Čia dažniausiai būna, kad mes ant vieno rato. Kolegas sakė, jeigu jau neįmanoma, ar tai mėgstis. Kas darosi pas mus, kada voblina sustabdymu, va tokiu paprastas dalykas. Čia yra mūsų motociklas, čia šarnyras, čia prieki nėra. Ivanovas, kada voblina, ir mes apkrausim priekinį ratą, apkraunam priekį, galą prikeliam, tada pradeda voblinti galas. O kada pradeda voblinti galas, tai jau čia viskas.
Ar tai tiesiog daugiau? Galai, daug į daug. Bet kodėl sakau, dar gazas būgnas, nes nemanau, kad bus tuo metu labai dideli sukai. Jums reikia dar sukus spėti sudyti. Jeigu ir įmanoma, ir jeigu jaučiat, tai matot, čia irgi reikia privažinėti, jausti kokie pasisukai. Jeigu įmanoma, dar šanką paminėti. Jo, paklausimas kalbėtų, tai yra pavyzdinti, jie rankos neleika, nieko nesakyti kas. Galėjo kalbėti, jie kolegos pirmiausiai, kuris galvoja atvykti. Tikrus. Ačiū labai. Ačiū. Nes aš žinau. Va ir pasibaigė Full Hustle mokymai. Garbės ratą visi važiavusiai padaro. Smagu, tikrai verta. O aš judėsiu namo. Tik reikia navigaciją, nes lyg tai po kairę galima važiuoti. Ar kai kas liks smagytis, o aš judu. O dar kažkas važiuoja.